laukinė drugelių pieva. Vieta, kurioje tvyro paslaptingos pelkės su savo unikalia augmenija, kur auga ištisi laukai vaistingų augalų, laukinių gėlių pilnų nektaro. Čia vyksta kūrybiški meniški renginiai. Čia mano šeima leidžia laisvalaikį, kopinėdama medų. Mūsų medus ypatingas, nes renkamas būtent čia, laukinėse, švariose, žydinčiose pievose, nes siejasi su atpalaidavimu, turininga šeimos veikla. Ar žinojasi, kokia meilė ir darbštumu yra kuriamas medus? Būtent bičių, kurios ir yra tikrosios medaus kūrėjos. Kaip čia gražiai darote, mama ir tėtis. Bičių bendruomenė vyrauja organizuotas darbas. Kiekviena bitė turi jai priskirtą užduotį, kurią atlieka su didžiausiu atsidavimu. Bičių šeimoje vyrauja unikali bendravimo sistema, kurios pagrindas yra šokis, kvapas ir skonis. Ir bičių šokis yra jų būdas informuoti kitas bites apie gausą nektaro vietovėje. Bičių bendruomenėje vyrauja solidarumas. Jos visada pasiruošusios padėti viena kitai ir rūpintis bendra gerove. Kokia visgi išmintinga bendruomenė, ar ne? Pasirinkome medų pilstyti į korio formos stiklainius ne veltui. Kiekvienas medaus korys yra pilnas meilės, bičių bendrystės simbolis. Ir šiame meduje glūdi ne tik bičių bendrystė, laukinio nektaro gausa, bet ir visa tai, ką mes vertinam. Turiningas laikas kartu, laukinės gamtos gerybės, vaistažoliai, įvairiaspalvių gėlių, žiedų nektaras. Prisijunki prie mūsų, paragauki ir leisk mūsų svajų medaus istorijai įsilieti į tavo namus.